Labai sveiki, mėlyjeji, džiaugiuosi, kad mes vėl susitinkam ir dėkoju už jūsų brangų laiką, už jūsų dėmesį, atsiliepimus. Džiaugiuosi, kad jūs randat įdomaus savo ir taip mes keliaujame į priekį. Ačiū už palaikymą, už bendrystę, už meilę. Gera būti su jumis kartu ir toliau skaityti kortas mums. Ir šiandien mano užklausa yra apie tai, apie tas transformacijas. Pasižiūrėsim, kam atėjo metas transformuotis, pasibaigti, kas iškeliaus ir tos transformacijos įvyks lengvai. Kaip žinom, tie tokie pokyčiai, kurie atsispindi tarot kortų kaladyje mirties ir atgimimo, tokios energijos, tai šitie procesai vyksta palyginti ilgai ir tai yra tokios situacijos globalios, didieji arkanai, tai atspindi tos gyvenimo pokyčius tokius stiprius ir esu pastebėjusi gyvenime, kad žmonės vieni transformuojasi daugiau per mirties tą arkaną, per šitas energijas, o kiti per atgimimo, o treti abi tas energijas turi tokį kaip mišinį ir per įvairias situacijas tai patiria, vieni daugiau ar mažiau. Ir papasakosiu, kuogi skiriasi šitos energijos, tai kai mirties ta energija yra tokia simbolinė, tai vyksta tokie paleidimai, kai žmogus išgyvena, suvokia ir tai taip jau pasidaro nebeskanu, nebereikalinga, kad tai vyksta tokie esminiai pokyčiai, vyksta pokyčiai žmogaus sąmonėj, kažkokie elgesio modeliai pabaigiami ir kūrėsi naujos jungtis smegenų ir susikuria nauji tie modeliai, o kaip žmogus tai jaučia šitam fiziniam gyvenime, tai jis jaučia, kad ta situacija, kuri buvo praeityje, visiškai nebedomina, kad tai nuobodu, nėra jokio intereso ir nebesinori į tą pusę net žiūrėti ir tada ateina tas atgimimas ir šitas procesas mirties, tas arkanas, ta transformacija per mirties energiją užtrunka ilgiau, nes reikia, kad kažkokios situacijos, kažkokios programos numirtų ir naujos susikurtų, o kiti žmonės transformuojasi per atgimimo energiją, tai reiškia, kad kažkokios situacijos lyg apmiršta, užšąla, nurimsta, kad žmogus susikoncentruoja į kažkokią kitą sritį ir per tas kitas situacijas ir šita situacija kažkaip susidėlioja ir lyg tai ima kitos sritys dominuoti ir tai taip tampa nebesvarbu ir nustumiama ir paleidžiama. Ir tada įvyksta tas atgimimas ir žmogus supranta, kad jisai nori vėl į tą būtent sritį koncentruotis, kad jam tai įdomu ir ateina toksai atgimimas. Tai šita energija yra transformacijų atgimimo ir jinai sąlyginai galima sakyti, kad tas procesas toks trumpesnis, bet kiekvienas žmogus yra kažkiek patyręs ir vienos ir kitos tos energijos, kaip žinom, kad visas mūsų gyvenimas, tas didvyrio kelias patirti, tas įvairias patirtis daugiau ar mažiau ir suvokti, paleisti. Taigi po šitos mirties ar atgimimo ateina tas nulinis arkanas, kuris simbolizuoja tas kvailys. Tai nulis, todėl, kad jisai gali būti bet kuo ir jisai patiria tas įvairias būsenas ir praeina tą 21 arkaną, jisai gali būti ir imperatorium, ir magu, ir kvailiu, ir kuo tik nori, ir žvaigždė, ir saulė, ir mėnuliu. Taigi ir prasideda tos naujos pradžios ir pasižiūrėsim, kągi kortos mums šiandien pasakys. Tai bus užklausa, kam atėjo metas paleisti ir kad tai įvyks lengvai,
nes mes dedam pastangų, kažką suvokiam, suprantam ir sąmoningai, ir nesąmoningai tos situacijos sprendžiasi ir vis mes galbūt ir raginam ir save spaudžiam, kad metas paleisti, pamiršti kažkokį žmogų, situaciją ar sritį, bet kol dar neatėjo laikas, tai ir neįmanoma to padaryti, bet galbūt esat patyrę tokį potyrį, kad kartais tiesiog atsitinka, kad viskas išsisprendžia ir jau nebeįdomu ir ta užmarštis ateina ir jaučiasi tokia lyg tuštuma, kad lyg tai ir trūkumas, kad nebėra tų minčių tokių, kurios liūdino ir kažkokių prisiminimų, bet tai reiškia, kad ir įvyko ta pabaiga, taigi pasižiūrėsim, kam jau tos pabaigos atėjo metas įvykti ir pasižiūrėsim, kokie jūs esat šiandien ir kas miršta jau tiesiog šiomis dienomis ir kas atgimsta pas kitus, kur kita ta energija dominuojanti, daugiau transformacijų ir kas ateina naujo iš šitas vietas ir koks patarimas kortų. Ir čia yra ant kaladės dugno 8 monetos, tai matosi, kad tikrai mes padirbėjom, kad įdėjom daug pastangų, buvom tokie kruopštus ir darbingi. Ir pasižiūrėsim, kasgi toliau. Dar pridėsiu ir kitos kortų kaladės kortų, kad būtų daugiau tos informacijos. Tai šiandien pas mus angelų taro ir žvaigždžių taro dalyvauja. Pasižiūrėsim, kągi mes čia sužinosim šiandien. Taigi, kokie jūs esat šiandien ir kas miršta ir kas net gimsta ir kas ateina nauja į tas sritis, kurias jau paleidžiam, kur jau pasibaigė ir koks kortų patarimas. Ir čia ant kaladės dugno tai riteris taurių, taigi reiškia, kad mes atsivėrę tai meiliai toms naujoms patirtims, kad einam į pasaulį su meile ir tikimės geriausia. Taigi matosi, kad ant kaladžių dugnų kokios čia situacijos susidėliojo. Jeigu mes klausėm apie tas transformacijas ir apie atgimimą, tai galima sakyti, kad mes ir darbavomės, daug įdėjom pastangų, kad tai yra toks nuolatinis procesas, kažką paleidžiam, kažkas nauja ateina ir kad mes esam tokie žmonės, suvokiam jau tą gyvenimo tokią realybę ir kad mūsų toks ir kelias ir tos patirtis ir kad mes einam į tas patirtis su meile, su ta gražia tokia jausmų taure, kad tai priimam kaip tokią realybę ir tokią būtinybę, kad mes darom tos veiksmus, mokomės tų pamokų, kad kimbam į darbą ir kaip tos nuostabios moteris, kurios užsiima rankdarbiais, tiesiog ir mes su meile kimbam į tą savo užduotis ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, kokie jūs šiandien esat. Tai yra pažas kardų ir yra 10 kardų ir yra karalienė taurių. Tai matosi, kad tokie ir jausmingi žmonės ir tikrai matosi, kad vyksta transformacijos, stiprios tos pabaigos, kad ta karalienė taurių, tas žmogus toksai jausmingas, mylintis pasaulį ir toks atviras ir šiltas ir kūrybingas ir lankstus. Tai matosi, kad jam ir kažkiek nelengva patirti tos sunkius išbandymus, tą gyvenimo tokį svorį, kad tas žmogus ir kažkiek ginasi kaip pažas kardų, kad jisai galbūt ir nenori pasirodyti, kas viduje jos slepiasi, kad tokie skaudus išgyvenimai, kad
kad tai ta karalienė taurių šiandien tokia mūsų gynybiniai pozicijoje, kad matyt, tai tos situacijos, kurios skaudina ir išmoko šitą švelnią karalienę ir gintis, ir kad tikrai tai buvo sudėtingos kažkokios situacijos, jeigu mes čia kalbam apie tokius arkanus, didžiuosius mirtį ir atgimimą, tai sudėtingos situacijos, esminiai kažkokie pokyčiai įvairiose gyvenimo sritise, kiekvienam savose, bet matosi, kad ta karalienė taurių tai tikrai turi ką paleisti ir kad tai yra pabaiga, kad tai yra kažkokios skaudžios, sudėtingos situacijos, kai pasiektas tas vadinamas dugnas ir pabaiga ir kad žmogus išmoko ir gintis, save apsiginti, gal matosi kažkokia žinutė ir iš pirmosios kortos, kad pažas kardų, kad toksai žmogus jau išmoko gintis, nežiūrint, kad jisai yra toks mylintis, atviras, šiltas. Ir pasižiūrėsim, kasgi miršta pas tos žmonės, kurie transformuojasi per mirties šitą energiją. Taigi yra kantrybė ir yra karalius lazdų. Ir yra pasaulis, tai tikrai matosi, kad pabaiga, nes kaip žinom, pasaulis, tas didysis arkanas, kuris žymė pabaigą, kad tos patirtis išmoktos, tai galima sakyti, kad ta kantrybė, tai ir toks laikas kantrybė, kad tikrai tai vyko ilgą laiką ir kaip ir kalbėjau, kad ta transformacija per mirties arkaną vyksta ilgą laiką, tai patvirtina taip pat ir laikas kantrybės šita korta, kad šita situacija vyko ilgą laiką ir kad tai atėjo jau pabaiga, tikrai transformacijos pabaiga ir atsilaisvins vieta naujiems dalykams ir kalba eina galbūt apie kažkam ir kažkokį vyrą, nes čia yra karalius lazdų, tai galbūt ir kažkokį ir verslo ar asmeninį partnerį, kažkokį žmogų ar kažkokią sritį, kiekvienam savo, kad tai buvo svarbus žmogus ar tas sritis, nes karalius tai kažkoks aistringas, kūrybingas, gyvybingas ir ryškus matomas toksai žmogus, saulė ir matyt nelengva buvo su to žmogum ar tas sritimi atsisveikinti ir kad prireikė tam laiko ir kantrybės ir angelai buvo kartu su mumis ir padėjo praeiti tos kelius, bet matosi, kad dabar jau pabaiga, kad kaip pasaulis, tai užsibaigė šitą situaciją, šita transformacija po to mirties arkano, po kurio ateina atgimimas, tai matosi, kad tikrai pabaigta, nes ir tai toksai tvirtas ženklas yra ta pasaulio korta, kur paskutinis tas arkanas, kad žmogus praėjo tos išbandymus, tas pamokas ir jisai praturtėjo ir kad po to 21 tai tikrai jau ir kita korta yra tas nulinis arkanas, naujos pradžios ir naujos situacijos. O kasgi atgimsta tiems žmonėms, kurie transformuojasi per atgimimą arkaną, pasižiūrėkim, tai yra 5 kardai ir yra 8 kardai ir yra 7 taurės. Tai matosi, kad atgimsta kažkokie svarstymai, nepasirinkimai, kad kažkokios vidinės kovos, kai buvo tokios situacijos, kai žmogus buvo save pribojęs, kaip ir sakiau, kad gražiai čia kortos kalba su mumis, kad šitoj situacijoje, šitam arkane, kai žmogus yra tame atgimime, tai jisai kaip čia toksai sušalęs, sustingęs ir atsiriboja savo kažkokiose situacijose, kad jisai nesidairo aplinkui
ir nesidomi to išoriniu pasauliu ir tas rytimi, kuriai metas atgimti. Tai ir matas ir šitoj kortai, kad taip iš tikrųjų ir buvo, kad buvo kažkoks laikas, kai jūs buvote atsiribojęs, užsidaręs ir kažkaip nekreipė dėmesio į tą sritį, nors viduje tai vyko proto tokios kovos, kaip šita korta rodo 5 kardų, tai vyko kažkokia gėrio ir blogio kova, nes tokia balta juosta ir juoda, tai matosi, kad vyko tos situacijos ir kad vyko kažkokie bandymai rinktis, kas yra teisinga, kas ne, ir kaip simboliškai tas balandis, kaip koks aukštesnių jėgų pasiuntinys, kad stebėjo, budėjo ar palaikė, kol žmogus buvo tokioj būsenoje atgimimo, kad šviesos jėgos, angelai mus lydėjo, palaikė ir saugojo, bet žmogus toks tą situaciją pergyveno savyje, kad vyko tokie svarstymai ir išeičių tokie ieškojimai ir įvairios kovos, taigi pasižiūrėsim, kas toliau, bet matosi, kad šita situacija taip pat užsibaigė, kad buvo tie svarstymai, tos kovos, žmogus atsiribojęs buvo ir toks į save nuėjęs, į savo vidų, bet dabar jau tie šviesos angelai kviečia pasirinkti, kad metas atgimti ir šita energija panaši į tą atgimimą taip pat ir kviečia, kad atgimk, pasirink, kad tiek daug sričių, tiek daug pasirinkimų, kažkokioj gal ir vienoj srity tu nori atgimti ir nori pasirinkti, padaryti pokytį ir kad metas ateina ir kad tu gali rinktis iš 7 tų taurių. Taigi pasižiūrėsim ir kokioj srity, kasgi čia ateina, kas naujo, kur mes paleidom, kaip matėm, tie kurie transformuojasi per mirties tą energiją, tai jiems tas pasaulis rodo tą pabaigą, šitas arkanas, kad pasibaigia ir naujos pradžios, o kas transformuojasi per atgimimą arkaną, tai matosi, kad tos naujos tokios pradžios per 7 taurių energiją kviečia rinktis naujas situacijas ir pasižiūrėsim, kasgi čia naujo ateina, kągi mums visą tą siūlo, kaip matom, kad kai buvo tokia užklausa ir šnekėjome šiandien, kad tai jau pabaigos ir lyg savaime viskas pasibaigė, bet iš tikrųjų todėl, kad atėjo metas pasibaigti, kad mes įdėjom daug pastangų prieš tai ir veiksmų, ar apmąstymų, ar tiesiog buvom kantrus, kaip šita korta rodo, kad žmonės ir kantrybę čia ugdė ir šviesos jėgos buvo su mumis, taigi tos transformacijos baigėsi ir mes visatos klausėm, o kasgi ateina vietoj šitų situacijų, taigi pasižiūrėsim, kasgi ateina. Tai yra tūzas monetų, tai reiškia nuostabios pradžios visur ir ateina kvailys, kaip stebuklingai iškrito kortos ir dar kartą kvailys, tai geriau negali nebūti, net pati stebiuosi, kaip visata nuostabiai kalba su mumis. Tai yra magiška, tikrai stebuklinga, nes netgi du kvailiai iškrito prie tų naujų pradžių, tai tikrai jums čia nuostabus ženklas žmonėms, kurie netiki, kad ta visata taip gražiai bendrauja ir kad viskas taip vyksta, kaip mes čia kalbam, gal būna ir tokio netikėjimo, kažkokia dalis mūsų tiki, bet kita ir abejoja, ar gali taip iš tikrųjų būti ir viskas taip gali vykti paprastai, kad čia tiesiog mes pakalbėjom ir atsitiko, bet šitos kortos dar kartą šneka, kad tikrai tai įmanoma ir kaip matom, kągi visata mums siunčia, tai nuostabiausius linkėjimus ir nuostabiausia ta korta atspindi
tūzas monetų, kuri yra naujos pradžios visur, kad tiesiog mums patiems rinktis, nes mes tokie šaunuoliai praėjom tos išbandymus ir tas pamokas ir matyti čia toks kaip visatos toksai prizas, apdovanojimas ir sėkmė visur ir matosi, kad tos naujos pradžios ir tiem žmonėm, kurie transformuojasi per mirties arkaną ir kuriems per atgimimo arkaną, visiems ateina tos naujos pradžios ir kad toks didelis pasirinkimas, kad tai galima rinktis bet kur, visur, kur tik nori. Ir koks kortų patarimas toliau, tai yra 10 taurių ir yra 7 kardai ir yra 10 monetų. Tai dar kartą nuostabi tokia dovana visatos, kaip žinom, 10-tukas, tai tokia pabaiga ir toks išsipildymas ir tokia pilnatvė, kur visko čia gausu, taigi kad tiesiog matosi, kad visatos toksai patarimas ir tokia žinutė yra, kad tu jau pamiršk tą praeitį, kad kas buvo praėjo, kad tu praėjai tas transformacijas ir dabar jau kaip matom, kad tau visą tą siūlo kitas galimybės, kad tai buvo pamokos, galbūt ir skaudžios ir tu matosi tiek visko suvokiai, nes tu praėjai tą visą pasaulį. Šitą kortą rodo, kad tu pabaigi tą ciklą ir tapai daug protingesnis, išmintingesnis ir patyrei ir daugiau meilės ir visko tu čia užsipildei. Taigi ir priimk tas situacijas kaip pamokas, gal nuo to tu pasidarysi protingesnis, švelnesnis, kitus žmonės atjauti, gal buvo situacijų, kai tu juokeisi iš kitų kažkokių nesėkmių, bet kai pats patyrei, tai tapai toks užjaučiantis ir tau tu pasidarai toks brandesnis žmogus, tai ir tokia visatos žinutė ir toks patarimas, kad tu ir pamiršk tą praeitį, tas apgavystės, nes jos tau buvo skirtos, tavo siela pasirinko tokias patirtis ir dėl to tu augai, kad taip pat dėl to suvokimo, kad patirtum, kas yra gera, tai reikia ir blogą pamatyti ir identifikuoti ir ateityje, kai bus kažkokios situacijos, tu jau suprasi ir galėsi išvengti to. Taigi, tu palik praeityje tas situacijas, tas baimės kažkokias, nes ką tu jau praėjai, išmokai, tai to nesikartos, nes ateis naujos situacijos, naujos patirtis, kad dabar metas tu pasidžiaugti ir tais jausmais užsipildyti ir tą materiją, kad tiesiog metas kurti tokį nuostabų gyvenimą, kad mes patys galim tai nuspręsti sukurti ir kad metas tai padaryti, nes kaip matom ir tie 2 nuliniai arkanai iškrito, tie kvailiai, kurie mums ir suteikia tas galimybės kurti, tai ir sako, kad tu sukurk ir jausmų klestėjimą ir materijos klestėjimą, kad dabar geras laikas ir tu tai gali padaryti, kad tiesiog, kaip matosi, kad gal buvo kažkokių situacijų ir sudėtingų šeiminėse santykiuose ar šiaip santykiuose su žmonėmis, tai dabar matosi su šitais naujom pradžiom, kad tai yra tokia galimybė ir visatos tokia žinutė, kad tu tavo susitvarkys santykiai šeimoje ir su žmonėmis, kad bus toksai atsinaujinimas ir kažkokios naujos pamokos bendravimo ir kad tavo vertybių auginimo ir tavo jausmų dar didesnio atsiverimo, kad dabar bus visatos toks kaip ir egzaminas, patikrinimas, kaip tu tą, ką išmokai, kaip tu
viską pritaikysi tam aukštesniam lygiai, aukštesniai simboliniai klasiai ir kad tau tikrai čia didelės galimybės ir tiek daug visko visata priruošusi, tik tai eiktų ir naudokis ir kad tau linki geriausios kloties ir kad visi tavo norai gali išsipildyti. Ir pasižiūrėsim dar vieną kortą, ištrauksiu vienaragių pabaigai. Kągi vienaragiai mums nori pasakyti, kažkokį palinkėjimą toms naujoms pradžioms ir iškrito pati korta, kad sukurk savo viziją, savo tą svajonę, savo tą įsivaizdavimą, koks tavo tas gyvenimas turėtų būti, kad daryk tai, kas tavo širdį pakvies dainuoti, kad tu esi kviečiamas į priekį judėti, tai tikrai labai gražiai čia susišaukia su visu to kortų skaitimu, su to atgimimu, su tom visom ir kvailio energijom, ir ta mūsų užklausa, visa ta gražiai su mumis bendrauja, kad ką mes paklausėm, tą ir gavom atsakymą ir tiek daug čia iškrito tų kvailių kortų, kad tiesiog naujos tos pradžios ir visa ta kviečia ir tas portalas atviras ir pasinaudokim tuo, nes kaip žinom, kad susidaro įvairios situacijos, tiesiog kaip mozaikos tie langeliai sukrinta ir kažkokios naujos progos susikuria ir todėl mus kviečia tenai nukeliauti ir pasinaudoti, nes tai nėra, netruks amžinai, kažkada atsiveria tie portalai, siūlo mums kažką naują, gerą ir mes kviečiami, kad tiesiog keliauti ir patirti, pradėti tas naujas pradžias, nes būna laikas, kai tie portalai atsidaro ir kai užsidaro, taigi nepraleiskim tų gerų progų ir pasinaudokim ir kurkim ir tiesiog darykim tai, kas malonu mums ir žinokim, kad mes galim tai sukurti ir kaip iškrito toks visatos palaikymas, tie dešimtukai ir taurių ir monėtų, tai tokia žinutė stipri, kad mes galim sukurti patį geriausią tą vaizdą ir matosi, kad tas laikas atėjo būtent dabar, kad tas portalas atviras ir nuostabus tas gyvenimas mūsų laukia. Ir labai džiaugiuosi, kad mes taip šauniai padirbėjom, kad taip mes bendraujam ir visata su mumis taip bendrauja, atsišaukia, tai viskas stebuklinga, nuostabu ir kad mes dar daug visko patirsim ir dėkoju Jums už dėmesį ir iki kitų kartų. Įdomu, kas toliau mūsų laukia viso.